Šią konferenciją, kaip matote, organizuoja politinė partija Lietuvos žaliųjų sąjūdis. Kaip žinia, žaliesiems yra svarbu ne vien tik tai apsirūpinimo energetika galimybės, bet ir, žinoma, tos energetikos rūšies draugiškumas aplinkai. Tai ką ir pabandysime šiandien aptarti, padiskutuoti, o konferenciją pradėti kviečiu sveikinimo žodžiu Žaliųjų sąjūdžio pirmininką poną Juozą Dautartą. Ačiū. Labą dieną. Iš tikrųjų džiugu, kad mes pradedam gana intensyviai dirbti. Dar nesenai prieš kelias savaitės buvo Trakuose konferencija dėl miškų, kurioje dalyvavo ir skirtingus nuosavybės formų miškininkai, tiek privatininkai, tiek valstybinių miškų. Įvyko diskusija. Iš tikrųjų, mums pabrėžtinai, noriu pasakyti, rūpi visi miškai, ne tiek nuosavybės forma, kiek miškai ir jų būklė. Šiandien susirinkom mes aptarti, padiskutuoti, pasakyti savo nuomonę apie alternatyvę energetiką. Jūs tikriausia žinote, jums nepaslaptis, kad Lietuvai ruošiami 3 atominiai projektai, kurie mes būsim apstatyti. Tai yra, kaip paskui, kad pigiai atseit energiją, čia mes visi klestėsim. Kaip mes klestime, jūs tikriausia matote, žmonės bėga iš Lietuvos. Logiška galvoti, jeigu jie bėga iš Lietuvos, tai tos energijos mums reikės mažiau, nes gyventojų mažėja, o ruošiamasi tos energijos perteklius. Perteklius ir net toks perteklius, kad aš noriu pasakyti, kad atominiai energetikai būtinai reikalingas rezervas. Visi tikriausiai prisimenat, kad mes turėjome atominį elektrinę ir kad baltarusiam pardavinėjom elektrą pigiau negu savo žmonėm, o tai buvo ryšium su tuo, kad tos elektros nebuvo kur dėti, o ją būtinai reikia kur nors padėti. Tai baltarusiam atidaviau, pigiau negu savo žmonėm. Bet aš tikrai neįsiplėsiu dėl tos atominės energetikos, nes ši konferencija yra tai viena iš minčių, ką mes siūlome, nepriklausoma energetika, atsinaujinčius energijos šaltinius su visom jos formom, saulės, vėjo, geoterminė, žemės ūkyje pagaminta energija, hidroenergija. Lietuvoje, kaip mes žinom, miškuose užauginame energiją. Lietuvoje, kaip mes žinome, dvigubai daugiau mes turime energetinių išteklių, negu mums reikia. Dvigubai daugiau atsinaujinančių energetikos išteklių. Tai neišnaudotas potencialas yra. Ir mes galvojame, kad tikroji nepriklausomybė yra čia, o nepriklausomybė nuo Rusijos dujų adatos. Keistas kartais būna, kad tie patys žmonės, kurie per 20 metų nieko nepadarė, kad mes iš tikrųjų būtume energetiškai nepriklausomi, ir dabar sėkmingai sprendžia mūsų ateities problemą. Ir kaip jie sprendžia, tai mes tikriausiai matome, balsuojame kojomis. Lietuvoje sparčiai mažėja gyventojų, pačių darbingiausių gyventojų. Ir jeigu žiūrėti tą tokią perspektyvą, tai jeigu taip bus, tai iš tikrųjų vargu, ar mes būsime šito krašto šeimininkai ateityje.
tuščios vietos nebūna, jie užims kiti. Bet ta nepriklausomybė, kurią mes tenai prieš 20 metų deklaravom, jinai slysta iš mūsų rankų. Žalioji partija įsikūrė ne šiaip. Tai iš tikrųjų žmonės, kurie dar nori kažką tai pakeisti. Vargu ar mes galėsime save gerbti, kai pamatysime sulaukę garbingo amžių, kad ir pensijų nėra už ką mokėti, nes nėra kam papildyti biudžeto ir nėra ką skirstyti. Nes išskirstėme mes kažkada tai anksčiau jau viską. Ir išsunkėme iš Lietuvos viską. Taigi, atsinaujinti energetika tai yra ne tik darbo vietos, ir ne 800, ir ne 1000, o yra 1000 darbo vietų, užsakymai ūkininkam, pigesnė energija, tos savivaldybės, kurios naudoja atsinaujinčius energijos išteklius, tai jau dabar gyventojai moka už šilumą 40% pigiau. O mes, didžioji Lietuvos dalis, mokame Rusijos dujininkam. Paradoksas, bet mes neįžiūrime tai, kad mūsų santykiai su Rusija tokie, sakykime, nelabai draugiški. O kad mokam brangiausiai už dujas, kas išlošia? Mes mokam brangiausiai už dujas, kas išlošia? Noriu pasakyti, kad mes iš tikrųjų, atrodo, kalbame apie labai aiškius dalykus. Už ką mūsų partija pasisako? Už socialinį teisingumą ir socialinį saugumą. To mes visi norime. Mes norime saugiai galvoti apie ateitį ir galvoti apie savo vaikus, neemigravusius, o čia gyvenančius kartu su mumis. Mes galvojame apie socialiai atsakingą verslą. Ne monopolininkų didžiųjų viešpatavimą, bet nuosekliai formuojama vidutinė klasė, kuri yra pagrindas kiekvienos valstybės. Vidutinė klasė yra dauguma. Jinai yra mokesčių mokėtoja. Jeigu jinai čia susiformuos, jos nėra. Yra arba turtingi, arba, sakykime, gyvenantis šiaip taip žmonės pragyvena. Tai vidutinės klasės formavimas, smulkiojo vidutinio verslo formavimas yra mūsų pagrindas. Mes norime, kad tai būtų, atsirastų Lietuvoje, tai suprantame kaip mūsų ateities saugumą. Iš tikrųjų, tai švari aplinka, maistas saugus, irgi yra mūsų siekiai. Naujosios technologijos turi pasirodyti pas mus, bet ne tokios kaip genetiškai modifikuoti organizmai. Dažnai kalbame apie tai, kad daugiau produkcijos duoda tai. Ir kalbame, kad galimai kenkia žmogaus sveikatai genetiškai modifikuoti. Bet iš tikrųjų tai yra, jeigu tai yra ne tik tai. Tai yra iš tikrųjų yra ir žala gamtai. Nes tai, ką mes be natūralios atrankos išleidžiame į gamtinę aplinką, gali daugintis galimai. Nes tai yra milijardai sporų visokių lapiojančių ir tai gali sukelti sunkias pasekmes mūsų aplinkai. Mūsų partijos šūkis keiskimės kartu.
Tai ne tai, kad mes sakome, kad jūs blogi, aš blogas. Mes sakome, va, praėjo 20 metų nepriklausomybės, mes nepadarėme to, ko turėjome. Neturim nei liukčių iki šiol energetinių, nei su Lenkija, nei su Švedija. Nors pradėta derinti, aš pats aplinkosaugininkas, 91 metais aš derinom tą jungtį, jos nėra. Mes norime pradėti ir keistis kartu. Pradėti rūšiuoti, pradėti saugiai gyventi, burtis į bendruomenės. Žodžiu, užsiiminėti savo valstybės kūrybą ir statybą taip, kaip mes įsivaizduojame. Ir ši konferencija yra vienas iš tų būdų, kaip mes norime gyventi ir ką mes siūlome valstybei. Taigi, keiskimės kartu. Ačiū. Ačiū pirmininkui už sveikinimo žodį. O dabar trumpam norėčiau pristatyti šios konferencijos tikslą. Pirmiausia, prisistatysiu pati, esu Virginija Viglienė, Žaliųjų sąjūdžio narė. Ir šiandieną jums leidus pabūsiu šito renginio vedėja. Konferencijos tikslas, kaip jau ir minėta, buvo aptarti vieną iš energetinių žaliavų rūšių, būtent augalų biomasą. Kalbant apie šitą terminą, dažniausiai visiems asocijuojasi būtent su miško mediena. Tačiau ir iš tikrųjų kelia baimę, kad jeigu pereitume prie biokuro, tai būtų sunaikinti miškai. Iš tiesų mes norim pristatyti būtent alternatyvą miško medienai, tai žemės ūkio kultūras, kurias galima būtų panaudoti biokurui. Pranešimą paskaityti būtent šios dienos konferencijos tematiką, pristatant augalų biomasę. Ir pirmasis pranešimas bus apie augalus, kurie iš tikrųjų žinomi auginami kitų ekologinių tikslų, tai būtent natūralaus pluošto gamybai. Bus pristatomi du augalai, vienas iš jų toks tradicinis, gerai mums žinomas, tai būtent linai, o kitas galbūt žinomas daugiau iš tokios ne visai geros pusės, ne visai geras mums pojūčius suteikia, tai būtent dilgėlės, iš kurių taip pat gaunamas ekologinis pluoštas, o jų šalutinius pluošto gavybos produktus, turinčius daug ląstelienos, galima būtų panaudoti biokurui. Taigi šiuo pranešimu norima nušauti 3 ekologinius zuikius ir pristatyti linus ir dilgėles kaip maistą, pluoštą ir biokurą. Pranešimą skaityti kviečiu Agrarinių ir miškų mokslo centro Upytės bandymų stoties mokslinę darbuotoją, ponę Elvyrą Gruždevienę. Diena visiems. Kai mes su žemdirbiais pradedam kalbėti, kad dilgėlės yra žemės ūkio augalas, ta prasme naudingas ir, žodžiu, kad jį galima galbūt auginti ir iš jo gauti pelną, tai neretas ūkininkas taip pasukioja ir, žodžiu, dar kol kas pas mus Lietuvoje nėra prigijęs dilgėlių kaip pluoštinio, kaip pramoninio augalo įvaizdis. Daugiau mes dilgėlės suprantame kaip tiesiog piktžolę, kuri tiesiog yra labai paplitus Lietuvoje, auga visokiose patvoriuose ten ir, žodžiu, kad ją reikėtų greičiau naikinti, negu kad auginti ir užsiiminėti kažką tai iš jos gamybą. Mes šiandien kalbėsime apie kanabės satyvą, tai yra tą aukštą, gražų augalą. Yra įvairių šaltinių, kitokių klasifikacijų, aš gal dabar nevardinsiu, taip pat anksčiau buvo išskiriama ir įvairių kitokių rūšių kanapių, tačiau gal jos dabar mažiau akcentuojamos ir daugiausiai kalbama apie tą kanabės satyvą. Pagal kągi mes kalbame apie kanapių žalingumą. Taigi, pagrinde kanabės satyva gali būti suskirstyta pagal tetrahidrokanabinolio kiekį į 3 kenkimų tipus. Ir matome mes pirmoje eilutėje, tai yra, atsiprašau, kai kurios skaidrės bus angliškai, bet aš papasakosiu, jeigu kiltų klausimų klauskit.
Tai yra narkotinio tipo kanapės satyvo rūšyje, kurios pagrinde yra auginamos dėl marihuanos, hašišo ir vyraujantis kanabinoidas, tai yra tetrahidrokanabinolis šioje kanapėje. Ir jau būna šioje rūšyje nuo 1 iki 20%. Žinoma, tokios kanapės turi įtakos ir mūsų psichikai, jeigu ją vartosite. Tarpinis tipas tai yra toks kanapių tipas, kurių augaluose randama nuo 0,3 iki 1% tetrahidrokanabinolio. Na, o kokia situacija yra Europos Sąjungoje dabar, kuriai mes priklausome. Iš šitos skaidrės matyti, kad didelis šuolis kanapių auginimo plotuose buvo 98 metais, kai Ispanija užsimojo auginti kanapes, tačiau pasirodė, kad tai yra tik tai subsidijoms pasimti ir netaip lengva, reiškia, buvo Europos komisija, tad plotai buvo pasėti dideli, bet derlius nenuimtas, todėl va toks pikas matote didžiulis. Šiaip pagrindiniai kanapių augintojai tai yra Prancūzija, mėlyną spalvą matote, o kitos šalis augina kur kas mažesnius pluoštinių kanapių kiekius, tai yra Nyderlandai, Jungtinė karalystė, Vokietija, Italija, Austrija, Švedija, Suomija, Čekija. Tai turiu pasakyti, kad ir mūsų kaiminiai Latvijai labai nežymiai, bet keletą šimtų hektarų kanapių augina ir įeina į tos plotus. Tačiau Europos Sąjungos laikomas kaip žemės ūkio augalas ir už jo auginimą mokamos tiesioginės išmokos ir perdirbimui skiriama parama. Dabar pranešimas skaitys daugiau apie kanapių panaudojimą techniniams tikslams, pristatant netgi ir pavyzdžius gyvus. Du patys didžiausi kanapių auginimo entuziastai Lietuvoje. Jų dėka kanapės skinasi kelią į mūsų laukus ir aplamai į mūsų šalies gamybą. Tai būtų Baltijos pluoštinių kultūrų augintojų ir perdirbėjų asociacijos vadovai Edgar Babanov ir Andrius Osačius. Jie pristatys kanapių panaudojimą techniniams tikslams, taip pat šiandieninė situacija Lietuvos kanapių rinkoje ir planuojamus ateities planus. O kaip žinia, Lietuvoje šiais metais auginama buvo 53 hektarai kanapių, tai būtent vėlgi šitų dviejų entuziastų dėka. Kviečiam tada Andrius Kupys. Auginant kanapes trąšos nenaudojamas arba naudojami labai maži kiekiai. Deginant kanapių granulės ar briketus į aplinką išmetama tiek anglies junginių, kiek kanapė jų išvalo ir perdirba augdama. Tai reiškia, kad augalas yra visiškai neutralus. Jisai išskiria tiek neigiamų medžiagų, kiek jisai jų sunaudoja augimo metu. Plus, reiškia, dizelinas, etanolis yra, reiškia, bandymų ir nemažai atlikta ir Amerikoje, ir amerikiečiai, gal pasakyčiau, kad labiausiai turbūt pažengė šitam sektoriui, kas liečia dizeliną ir etanolį. Tai reiškia, iš sėklų, kaip antrinis, reiškia, techninis aliejus, galima būtų turėti dizeliną ir galima turėti jo pakankamai didelius kiekius. Amerikiečiai kažkada yra pateikę tokius duomenis, kad jeigu jie apsėtų Amerikoje nenaudojamus žemės plotus, jie pasigamintų 8 kartus daugiau kuro, negu jie sunaudoja. Kaip žinote, Amerika yra viena didžiausių, reiškia, vartojimo šalių ir kuro taip pat. Taigi, kaip ir minėjau, reiškia, tokia antra dalis mano to pranešimo, tai yra biokuras ir kompleksiniai sprendimai naudojant sėjamąsias kanapes. Kaip minėjau, reiškia, mes turime augalą, kuris suteikia mums kelis tokius variantus, reiškia, medžiagų. Čia yra pluoštas ir čia yra spaliai. Mes esame pasidarę mėginius, tyrimus, čia yra, reiškia, kanapių spalių ir molio mišinys, kuriam dabar darome yra tyrimą. Kada mes turime junginį kanapių čia turime su moliu, o čia turime su kalkėmis ir su kalkių gal sluoksnį reikėtų vis dėlto mūsų drėgmės sąlygomis dėti, nes jisai atstumia drėgmę.
Tai šitas junginys, jisai nėra tiekus, kaip galbūt atrodytų, kad tai turėtų degti šitas namas labai greitai arba kažkas norėtų įsurūpyti. Bet esmė tokia, kad Britai yra padarę tyrimus, reiškia, degumo ir, jeigu neklystu, yra pakėlę, bandė deginti kanapinę sieną ir, man atrodo, iki 1000 laipsnių, ar 600 laipsnių, dabar neprisimenu, bet namas nedega, tu įkaitinį, jisai tiesiog neužsidega. Šiai dienai yra pirmoji ir vienintelė įmonė Lietuvoje ir Pabaltijoje gaminanti kieto kuro katilus kūrenamus šiaudų granulėm. Kodėl išskiriam šiaudų granulėm? Nes dažniausiai, kai pradedam kalbą apie granulės, dauguma įsivaizduoja, kad granulė ir yra granulė. Koks skirtumas? Medžio granulė, šiaudų granulė, bet yra, kaip pasakyti, didžiuliai skirtumai kūrenant medieną ir kūrenant šiaudus. Šiaudas dėl savo cheminių savybių silicio junginių turi pažemintą pelenų lydimosi temperatūrą. Tai reiškia, jeigu mes kūrenam medieną, medienos yra 1200 laipsnių, šiaudas jau prie 800-900 laipsnių pradeda lydimosi procesą. Tai reiškia, iki šiol kūriamoje visoje produkcijoje tiek Lietuvos gamintojų, tiek Latvijos, Lenkijos ir visų kitų, kurie yra šalia mūsų, jie galėjo kūrenti medžio granulės, bet negali kūrenti šiaudų. Nes standartiniuose degykliuose, standartinėse pakurose vis dėlto šiaudas šlakuoja. O šlakavimo procesas tai reiškia, kad katilas negali dirbti automatiniam režime ir reikalingas pastovus žmogaus įsikišimas. Biokaitra kaip įmonė įkurta 2009 metais, bet pirminis visas darbas vyko gerokai anksčiau. Prie Ištaks kompanijos stovėjo toks žmogus kaip profesorius Vilius Židonis, didelė jam pagarba ir būtent jo, kaip pasakyti, entuzijazmų ir norų priversti šiaudų granulės degti ir degti tolygiai atsirado biokaitra ir atsirado jos degiklis. Nes esmė yra kame, kad kūrenti šiaudus pramoninėme sektoriuje jau galima senai. Danai tą daro berods nuo 68 metų. Jie kūrena tiek kitkas, tiek rulonus, tiek pačias granulės. Nes būtent Danija yra viena iš tų šalių, kurios labai intensyviai naudoja šiaudą. Taip pat neatmetam švedų, suomių, kurie vėlgi nekūrena brangaus kuro, mano galva, tai yra sąlyginai brangaus medžio granulę, o stengiasi vis dėlto naudoti kitų rūšių granulės, kurių savikaina yra gerokai mažesnė negu medienos. Tai va, 2009 metais atsirado biokaitra, buvo užpatentuotas mūsų degiklis ir šiai dienai tikrai esam ir mes laimingi, ir mūsų klientai, bent jau pagal atsiliepimus, irgi yra laimingi, kuriamdamėsi būtent šiaudų granulėmis savo namuose. 5 pagrindiniai punktai, kurie apibrėžtų mūsų gaminamos produkcijos vis dėlto vertę. Tai yra inovatyvumas, nepaslaptis. Degiklis yra unikalus visomis prasmėmis. Dega tvarkingai, nesišlakuoja, aptarnavimas yra labai minimalus, todėl, kaip pasakyti, ir pats katilas yra ant tiek universalus, kad jį galima panaudoti įvairioms sritims. Tiek šildymui, tiek karšto vandens gamybai, netgi pritaikius tam tikrus rengimus galima šildyti ir orą. Šiai dienai labai daug pinigų yra išleidžiama iškastiniam kurui, tai yra vežama anglis, importuojama velniškai daug dujų, tas pats mazutas ir taip toliau ir taip toliau. Pagal skaičiavimus visas šitas raukas gali būti lengvai pakeistas biomase ir tame tarpe šiaudų granulė. Manau, kad Žaliųjų partija šitą sritį palaikytų. Ar bus dar kokių klausimų, pastebėjimų? Tada gerai, ačiū labai visiems už dalyvavimą, visiems pranešėjams už tikrai labai tokius išsamius, gerus pranešimus kompetentingus. Ačiū visiems.